Sveiki. Šiandien kviečiu jūs susipažinti su pakankamai jaunu žmogumi, kurio portretą, jeigu reikėtų nutapyti visiškai tradiciškai, tai netgi labai talentingas dailininkas turėtų nepaprastai gerai pagalvoti. Nes šito žmogaus gyvenimą, jo profesija ir pomėgis padalino pusiau. Ir apie tai jis turi savo filosofiją. Kas tai? Tai veterinaras Linas Varanauskas, su kuriuo visiškai netrukus aš ir kviečiu jūs susipažinti. Štai, Linai, tavo darbo savaitė baigėsi. Jo, nelabai. Bet šiaip šią minutę tu tiesiai iš darbo esi čia, kur tu praleisi savo laisvą laiką. Tu žinai, tiek, kiek aš tave pažįstu, man taip visada atrodo, kad tavo gyvenimas susideda iš dviejų dalių. Tai tavo begalinės meilės savo profesijai, kuriai tu skiri pakankamai daug dėmesio, ir lygiai tiek pat dėmesio tu skiri savo pagrindiniam pomėgiui muzikai. Tavo stiliui, šiaip jeigu ir nėra jokių jūsų klubo, country muzikos mėgėjų klubo, jokio renginio, vis vien, tu vietoj tradicinio kaklaraščio ryši specialų. Jo, bolo, čia vadinasi taip. Aha, tu iš tikrųjų dėvi galvos apdangalą. Tai tas gyvenimo būdas ne tik yra detalėse, bet galbūt ir mąstyme kaip nors? Ne, praktiškai, jeigu taip, country muzika, country muzikų gyvenimo būdas, tai yra ne muzika. Tai yra net neskrybelė, netgi nesuplyšę džinsai. Tai yra visas, laisvo žmogaus gyvenimo būdas, kada tu nusimeti visus į šoną, reiškia, visus, kas tave varžo, ir pasikeitė iš viso pilnai, pasikeitė į tokį laisvą, tokį valkatos tipo žmogų. Tokia natūra pas mane, kad, pavyzdžiui, pats baisiausias apsirengimas tai yra kostiumas. Aš jį turbūt taip, po to, kaip gavau diplomą į rankas, buvau įsidėjęs galbūt 2 kartus. Jau dabar nebetelpu jį, bet kabo jisai, bet... Taip, kaip simbolis. Kaip simbolis, kad jį reikia turėti, o taip tai jis netinka. Sakai, esi absoliučiai laisvos sielos žmogus. Tai todėl, pavyzdžiui, nepaisant to, kad tu esi veterinaras, tu ir medžioklėje jautiesi tokiu laisvu. Oi, medžioklė. Mano medžiotojai, jeigu pamatys, tai pasakys, kada aš melagės esu. Aš medžioklė turbūt metus, jeigu ne pusantrų nebuvau, nėra kada išvažiuoti. Nes praktiškai šeštadienį dirbam, šeštadienį medžioklės yra, bet sielai su jais visada. O tu man pasakyk, kaip tau, kuris tu gyvūnus gydai, kur tu gali operaciją atlikti, kaip sakant, kaip moteris kryželių pagalvėlė išsiuvinėti, tai yra surinkti gyvūną, jeigu tik įmanoma, po traumos kokios nors. Ir tu eini į medžioklę. Kokie jausmai tada tavyje yra? Kad kažkokia medžioklė tai yra daugiau, reiškia, kaip poilsio būdas ir tai nereikia maišyti žudimo, pavyzdžiui, su medžioklė. Medžioklė tai nėra ten eiti į mišką, žudyti gyvūną. Praktiškai medžiotojai tai atlieka ne tik tą funkciją, kad nušauti reikia tą gyvūną.
Todėl medžiotojai reguliuoja ir populiacijas gyvūnų. Pavyzdžiui, šernai, čionai ūkininkai pradeda skandalus didelius kelt, kad, reiškia, pasėlius išknisa, sugadina viską ir daugiau nieko nebelieka, kaip kviesis medžiotojus į pagalbą. Bet tai netrukdo būti ir labai daug mano kolegų gydytojus veterinarių, kurie medžioja ir jie nesiskaito kaip žudikai. Bet ne vieno gydytojo nemačiau tokių, kurie operuoja, kurie tvarko, kad dirbtų skerdykloje. Tokio tai nemačiau. Bet tai yra visai kitas, kada gyvūnas, miške tu su gyvūnu esi lygus. Reiškia, tik tai tiek, kad pas tave galbūt ginklas yra, bet jisai turi labai daug kitokių jutimo organų, kuris tai gali užuosti ir pamatyti ir atkreipti dėmesį ir netgi būna, kad ir užpuola medžiotoją. Tai čia kažkiek tai mes tai beveik lygiom, galima pasakyti. Gerai, tu dabar tokį labai įdomų dalyką pasakėjai, bet žiūrėk, pasaulio istorija, tai yra žmogaus vystimosi istorija. Mums pateikia pakankamai pavyzdžių jau žinomų apie tai, kaip maži vaikai dėl kažkokių priežasčių atsidūrė tarp gyvūnų, tai yra Mauglio sindromas. Tai išeitų taip, kad mes žmonės su gyvūnais turime tam tikrą ryšį, aš nežinau, čia ir psichologinį, ir emocinį, ir galų gale vietą pasaulyje. Nu, su gyvūnais tai iš viso praktiškai gyvūnas mums reikalingas dabar tik paskutiniu metu, naminiai tie gyvūnai, su kuriais aš dirbu konkrečiai, jie yra galbūt kaip ten draugas ar dar kažką, bet jeigu taip evoliucijos visoje, jeigu pažiūrėt, pradžioje gyvūnai tai buvo maisto medžioklės objektas, paskui žemės ūkio objektas tai buvo, reiškia, ir ilgą laiką. Ir gyvūnas kaip kompanionas, jisai atsirado visai neseniai, paskutinius galbūt, tegu bus 50 metų, maksimum 100. Neskaitant tenai, kad viduramžiais jau karaliai su šunimi medžiodavo, bet vėl jie atlikdavo tam tikrą darbą. O kaip kompanionas, tai jisai praktiškai atsiradęs yra neseniai. Bet tavo gyvenimo būdas yra, aš nežinau, iš tikrųjų, tai yra ne profesija, kaip tu sakei, ir net ne pomėgis, o apskritai tai yra gyvenimo būdas. Aš žinau, kad tavo šeima turi labai kuklias buitinės sąlygas. Jūs turite ypač mažą butuką, kuriame yra keletą akvariumų. Nuo akvariumo aš į darbą iškėliau. Ačiū Dievui, namuose nėra. Nors iš dalies, kaip tas akvariumas... Ilgiesi. Smagu būtų, bet jisai irgi sudaro kažkokias būtas, yra mažas ir kadangi pastoviai drėgmė garuoja ir vis dėlto pamatėm, kad jau televizorius pradėjau striginėti ir jūsų laidos būčiau nepamatęs, jeigu dar būčiau akvariumą neišnešęs galbūt. Taigi, bet yra šuniukų kiek? Dabar šiai dienai 5. Vakar gimė 3, tai taip 2. Taip, katyčių. 2 šunys, 2 katės ir dabar dar 3 šuniukai papildomi, kurie galvos skausmą papildomą sudėjome. Tai reiškia, tu pareini į namus ir ten tavęs laukia be žmonių, dar laukia ir gyvūnai, tu ateini į darbą, ten taip pat žmonės su gyvūnais. Tai teisingai aš suprantu, kad tai yra apskritai tavo gyvenimo būdas? Gyvenimo būdas, ko gero taip, todėl kad daugiau nieko nebelieka, kaip po gyvenimo būdų naudotis, todėl ne tai, kad į darbą ir iš darbo gyvūnai, bet ir apart visko dar yra, kad mes, pavyzdžiui, dirbam be išeiginio. Aš taip, jeigu paklaustumėt, kada buvo tokia sąžininga išeiginė, tai aš tai dar ilgai pagalvočiau. Todėl, kad nėra, kad virš paros laiko aš galėčiau išvažiuoti, taip labai retas atvejis. Net per Kalėdas nebuvo. Ir dabar, jau išjungė telefoną, bet greičiausiai skambina, nes tik ką baigiai pokalbį, kažkam jau susirgo jo, taip sakant, draugas. Bet aš norėčiau, Linai, grįžti prie tokio klausimo, kuris gali tau pasirodyti labai keistas. Mes kalbėjom ir šalia operacinės, mes kalbamės ir dabar, tačiau mes nesikalbame apie tai, iš kur tavo šaknys, o man tai yra labai svarbu, nes aš žinau, kad tu esi kaunietis. Taip. Tavo gimtinė yra Kaunas. Ir dabar tu gyveni Klaipėdoje. Tai kodėl aš būtent tą norėjau pabrėžti? Tai, kad mes kitur gyvenantis lietuviai keistai įsivaizduojame kauniečius. Aš niekaip negalėčiau tavęs tą... Jau keistai įsivaizduoju kauniečius. Nes jeigu man pasiūlytų dabar netgi labai gerom sąlygom ten grįžti ir darbą, ir gyvenamą plotą, viską į Kauną, aš dar rimtai pagalvočiau. Nepaisant to, kad ten mama gyvena. Nežiūrint, kad tėvai dar gyvena tenai ir yra galimybė, pavyzdžiui, parvažiuoti į Kauną, aš neprisiderinau prie tos visuomenės. Kauniečiai, praktiškai kiekvienas miestas turi savo išskirtinius bruožus, savo gyventojų, reiškia, tiek Vilnius, tiek Kaunas, tiek Klaipėda.
Aš kaip išėjau iš namų 14 metų nepilnų, išvažiavau Klaipėdos technikumą mokytis. Va taip susidėjau čemudanėlį, broliukas palydėjo mane iki 9 forto, į tranzą sėdau, atvažiavau Klaipėdą. Nuo to laiko taip ir iki šiol taip ir Klaipėdą sėdžiu. Žinai, aš šito paklausiau todėl, kad man tai beprotiškai įdomu, nes su žmonėmis, kai kalbuosi, ypač kauniečiai, kurie yra pasilikę gyventi čia, prie jūros, sako, tai yra laisva dvasia. Tai tu laisvos dvasios žmogus? Ko gero. Čia visai kitaip žmonės, visai kitoks bendravimas, visai kitokie santykiai tarp žmonių. Pavyzdžiui, jeigu susirenka kompanija, va taip, keli žmonės iš Vilniaus, keli iš Kauno, keli iš Klaipėdos, keli iš Šiaulių, tai man atrodo taip 10 minučių, kaip jie tarp savęs pabendrauja, gali pasakyti, kas iš kur yra. Tai čia reikėtų pastebėti ir kauniečiai, man, pavyzdžiui, per daug sunku būtų gyventi, jie turi savo mentalitetą. Aš pas nežiūrim, kad Kaune gimęs, Kaune augęs ir auklėtas ta kaunietiška dvasia, bet šito Dabar, Linai, aš žinau, kad tu Kaune, kaip sakai, ir auklėtas, ir mokėsi, ir tu Kaune mokėsi muzikos. Tu nesi visai toli nuo muzikos. Nuo muzikos, reiškia, buvo toks laikas, nuo kokios 4 iki 8 klasės 4 metus, beveik prievarta. Akordeono privačiai mokytis tėvai leido ir netgi taip buvau gana smarkiai mygamas ir žinoma, kuo labiau reikalauja, kuo labiau verčia, tas noras toks buvo, pareiga reikėjo atlikti prieš tėvus, nes pinigai buvo mokami, reikėjo kažką išmokti. Paskui kurį laiką viskas nutrūko, pasibaigė ir turbūt ateina kažkoks tai gyvenimo tarpas, kaip susimastai, kažko tai trūksta. Ir kada aš tai pasėmiau pradžioje gitarą, nusipirkau, paskambinėjau, kažkada tai buvo toksai, paskui dar kažką, bet kada aš nusipirkau, reiškia, instrumentą Yamaha nusipirkau, kuris kainavo, atsiprašau, ten tokią kainą, kaip beveik mašina, tai mano antroji pusė mane pažiūrėjo, sako, tu išprotėjai turbūt. Bet iš dalies tai galbūt sudaro daugiau tokį kaip polisai. Tai yra nedarbas, ne hobis netgi, bet kada grįžti pavargęs po darbo, tenai susinervavęs, kažkas nepasisekė, viską. Sėdi, įsijungiu, sėdė ausinės, kai niekas negirdėtų, kas ir groja, nesvarbu ką. Nesvarbu, net nebūtina mokėti groti, bet tai atsipalaiduoja panašiai kaip žiūrėdamas akvariumą su gyvulėliais. Linai, aš labai dažnai pagalvoju apie tave, ar su tavim lengva yra tavo šeimai, namiškiams. Pavyzdžiui, mes visi, kurie tave pažįstam, tu turi aibę draugų ir mes labai gerai jaučiamės. Bet tie artimi žmonės, kurie, kaip tu sakai, mano antroji pusė pasakė, kad tu išprotėjai. Reiškia, yra tavo gyvūnai, yra tavo muzika, yra... Tai paprasta tavo partneriai? Ne, vienu metu buvo labai sunku, sako, tavęs taip kiaurą dieną nėra, vakare grįžti tavęs irgi nėra. Ausinės? Kai ten ausinės susidėjai nėra, buvo jau tokių ir konfliktų, bet kažkaip tai paskui adaptavomės ir labai normaliai. Dabar aš apleidau ir muziką ir viską, nes darbas daugiau reikalauja laiko, atima. Bet iš dalies konfliktų, aš iš viso sunkus žmogus esu, ko gero. Bet tu, taip tavo gyvenimas susiklostė, kad tu būdamas pats dar jaunu, turi beveik paauglį sūnų. Kaip būti jaunas tėvas, kaip tu bendrauji su sūnum? Aš žinau, kad jūs ir medžioklė einat, kad tu ir Yamahos mokyklai siuntei. Siunčiau, žinoma, muziką jam taip nuplaukė į šoną. Praktiškai jis irgi, kaip ir aš senais laikais, pabandė atlikti pareigą tėvo, reiškia, reikalavimų eiti tą Yamahos mokyklą, jis pabandė pamaigė tą instrumentą, sako, tėte, gal nereikia, sako. Sako, tu pinigų nelaidai, aš laiko negaišiu. Bet tu nesi toks griežtas, ta prasme, kad užsispyręs ir kad tu... Ne, aš tik tai tiek, kad pačioj pradžioj, aš griežtas irgi griežtas, kad, reiškia, pačioj prieš mokslo metų pradžioj buvo paklausta, ar nori, ar nenori, pasirinkimo laisvė. Sako, noriu. Tai sakau taip, metus laiko nori, nenori bus, jeigu jau vieną kartą pasakei, kitais metais žiūrėsim. Žinoma, jisai ten tuos metus atvargo, atkentėjo, paskui jau kitiem metam paklausiau, kaip, sako, gal nereikia. Nors taip labai patiko ir ta muzikos mokykla, Yamahos muzikos pas Balakauskienę.
Tu sakai, kad sunkus, bet nesi griežtas. Nu, vis tiek, kai grįžti kiaurą dieną nebuvęs, pavargęs, gal ir zlumas kažkoks tai dasidėjęs, ten būni viso pasaulio piktas, vis tiek tai pasijaučia ir ant šeimos narių. Aš dar žinau vieną dalyką. Tu labai geras kulinaras. Aš nežinau, ar tavo tai yra pomėgis, bet tai, kiek tu esi gaminęs ir vaišinės mūsų savo bičiulius ir pažįstamus, nu, tai fantastika. Ne, čia ne tiek fantastika, čia yra studento sindromas. O. Ko gero, todėl, kad aš kaip dar mažas gana būdamas atvažiavau Klaipėdos technikume bendrabutį gyvenam, reiškia, reikėjo kažką tai pasidaryti valgyti, skanaus, nežiūrint to, kad tarybiniais laikais dar buvo ir ten deficito problema, kad ten gauti kažkokį produktą sunku buvo, bet apart to dar buvo ir nedidelę kainą studentam keliem padaryti kažką tai valgyti. Ir bandydam iš to pačio patiekalo, kad nesikartotų ir nesikartojant vieną dieną vienas, kitą dieną kitas. Ir tai mes praktiškai galėdavom po kelis mėnesius net nekartotų studentiškų keptų bulvių, standartinių netgi pasidaryti kažką tai. Ir kažkaip tai atsirado tas skonis, tas pat. Ir visiškai neprieštų pabūti prie viryklės. Ir dabar. Laiko nėra. Bet jeigu būtų daugiau. Jeigu laiko yra, žinoma, smagu būtų. Tai bent kartą į savaitę, ką nors tokio neeilinio pasidaryti. Neeilinis tai Austrijos? Ne, kodėl tai yra ir Austrijos, tai yra ir jūrų gerybės. Tai gali būti daug, gali būti plovas, pavyzdžiui. Mane plovą išmokino dar armijoje, kaip tarnavo mūsų. Reiškia, vienas iš karininkų šiandien, kuris man šunį buvo padovanojęs. Padovanojo, paskui aš jį gražinau jam, nes vis dėlto šeiminai per didelės skausmas buvo. Ir jisai išmokė plovą virt, kurį dabar irgi vis dar, gal padarysi sekmanį plovą, tai čia, tai sūnus, tai žmona, taip. Bet kai tu buvai labai ilgai stažuotei Amerikoje. O tai čia buvo seniau, prieš 10 metų. Tai taip, bet dabar mes pradėjome labai intensyviai kalbėti apie gyvūnų pagalbą sergantiems. Ir vienoje iš tavo darbaviečių, kur tu dirbai, tai delfinariumas, kuriame tu prižiūrėjai tuos gyvūnus. Kaip tau atrodo, tai yra perspektyvų ar pasaulyje? Tu dalyvauji galų galiai įvairiuose konferencijose. Ar iš tikrųjų gyvūnai gali padėti žmogui, sergančiam kažkokią negalę, ar, pavyzdžiui, surasti ramybę? Ne tik negali iš viso gyvūnų. Vien tai, kad namuose yra gyvūnas, jau daug ką pasako. Nes gyvūnus laiko dažniausiai žmonės. Net ir jeigu turi kažkokią tai problemą, jie pasidaro geresni, jie vis tiek jau gyvūnas kaip šeimos narys ir jisai kitą žmogų žiūri irgi visai kitaip. Jo labiau, kad dauguma gyvūnų ir atlieka ir gydomąją funkciją. Pavyzdžiui, sako, nuo radikulito katė labai gerai, nugarą susidėjai, praėjo. Ir ne tik nuo radikulito, pavyzdžiui, aš pastebėjau, kad mūsų katė, reiškia, atsigulė, jeigu ten kojas, suplaučias, negerai grūtinės atsigula, murkia, ir negaliu pasakyti, kiek padeda, bet jinai žino, kur jau reikia ateiti, pamurkti, pašildyti. Tai yra gerai. Ir delfinų, pavyzdžiui, tas, reiškia, reabilitacija neįgalių vaikų, kur dabar bando delfinariume kažką tai padaryti, tai yra pasaulyje gana plačiai praktikuojama ir tai duoda kažkokį tai efektą. Nebūtinai, galbūt fiziškai, aš negaliu pasakyti, kiek tai padeda, bet psichologiškai labai. Linai, aš stebėjau štai šitą operaciją ir toks vaizdas buvo, kad tu operuoji ne gyvūną, o žmogų. Ar tai yra tas pats? Nežinau, žmonių neoperavau, tai aš nenorėčiau pasakyti, ant kiek tas yra skirtumas, bet man atrodo, kad skirtumų neturėtų didelio sudaryti, todėl kad tai ir tas yra gyvas organizmas ir mūsų darbas yra galbūt daugiau atstatyti tą organizmo vientisumą, koks jis turi būti, nepriklausomai, ar tai bus šunė, ar tai bus katė, ar tai bus žmogui, ar tai bus bežionė, ar kažkam kitam. Tu labai gražiai kalbi kaip veterinarijos gydytojas, bet ar tu galėtum pasakyti, kodėl šiandien žmogui taip labai svarbu šalia savęs turėti gyvūną?
ar katę, ar šunį, ar dar ką nors. Kas atsitiko su mumis? Nu, čia ne tiek, kad atsitiko. Šitas jau yra ko gero seniai ir galbūt prieš kokį 10 metų atsirado tokia kaip mada turėti šunį. Bet yra tendencija tokia, kad vis dėlto žmonės į antrą gyvenimo pusę, ten jau skaityti virš 50 metų, jiem pasidaro liūdna kažko tai. Vaikai išbėgiojo, anūkų gal nėra, gal kažkur tai toli ir reikia kažką tai turėti, kuo galėtų žmogus rūpintis. Ir taip dabar galima netgi būtų parinkti, kad dalis, kai pagal amžių įsidėsti, reiškia gyvūnų lankytojai, reiškia turi jaunimas, kurie užsiema su sportiniais šunim, su tokiais rimtesniais šunim. Paskui vidutinio amžiaus žmonės, nu kaip vidutinio amžiaus, tokių, kur vaikai jau apie 10 metų turi, kad jau jie parenka, kad galėtų vaikas kažko užsimti. Ir vyresnio amžiaus žmonės, kurie jau savo draugą žiūri, ne vaikui kažkam, tai auklėjimui, ne kažką. Ir va tokios 3 amžiaus grupės pagrindinės. O tarpai tarp jų, reiškia, žmogus yra labai smarkiai užsiėmęs. Kol vaikų nėra, jisai daro karjerą, daro biznį. Kada jau vaikai užauga, jisai ruošiasi ten pensijai, dirba, va tokios išskirtos, galbūt daugiau 3 grupės jaučias. Ar yra prestižo reikalas turėti tam tikros veislės šunį? Šiuo metu gal jau to prestižo tokio neliko. Todėl, kad netgi tą retos veislės šunį daugiau netgi nusipirka žmonės, kurie nebūtinai, jie gali tų pinigų neturėti tie, galbūt jisai taupė 5 metus, 6 metus, kad tam, kad galėtų nusipirkti šunį, kaip ir mašina. Bet tai nėra prestižo reikalas, tai yra kažkoks tai didelis noras kažką tai turėti tokio išskirtinio. Gal patinka vieniam charakteris, ten kažkokio reto šuns, nes vieni ieškojo, pavyzdžiui, Sibiro haskio, ieškojo 1,5 metų žmonės iš Lenkijos atsivežė, mes neturim tiek pinigų, kad atsivežti iš dar toliau kažkur. Bet jie prasivežė, labai norėjo, tai yra manoma viskas. Bet kartą mūdu, kai kalbėjom, tu sakėjai, kad aš visuomet, beveik visuomet, galiu pasakyti apie žmogų, pagal tai, kokį jis turi šunį, ar tai iš tikrųjų yra įmanoma, kažkoks kriterijus toks, kad žmonės renkasi kažkaip šunį pagal save? Ne, šunį pagal save čia, man atrodo, daugiau yra laimės dalykas. Reiškia, koks gyvūnas paklius pas šeimininką ir po kurio laiko jie abudu supanašėja. Aš negaliu pasakyti, kuris į ką pasidaro panašesnis, bet galėtumėt pasiimti, reiškia, savo katę ar savo šunį pasidėti prie veidrodžio ir surastumėt krūvą panašių bruožų, dargi tarp savęs ir jūsų to gyvūno. Tai čia pas kiekvieną yra tas pats, jūs galite surasti ir charakterio bruožai tie patys. Jie supanašėja, kad yra namuose reikalavimai, pavyzdžiui, tas galima, to negalima. Ten, pas mane, pavyzdžiui, aš labai nemėgstu kažkojo lovo lipa, kiti leidžia. Jie žino, kad aš grįžtu namo, viskas lova tvarkingai ir jokių šunų ten nėra. Aš išeinu, nežinau. Greičiausiai jie guli. Būtų labai įdomu žinoti, kokie žmonės renkasi, aš labai nepadoriai dabar pasakysiu, agresyvių šunis, juk yra tokių. Agresyvių šunų nėra, kaip ir agresyvių žmonių nėra. Reiškia, kaip ir žmogus yra ne blogas gyvūnas, o blogai išauklėtas gyvūnas. Ir pasiėmę mažą šuniuką, netgi geriausios veislės, švelniausios galime iš jo padaryti žvėrį ir atvirkščiai pasiimti iš agresyvių veislių. Agresyvių veislių šunų kaip po tokių ir nėra. Jeigu žmogus, vaiką lygiai taip pat galite užsiauginti. Vienas užsiaugina, lygiai toj pačioj šeimoje vienas geras, kitas blogas būna, bet čia taip viskas priklauso būtent nuo auklėjimo. Ir jeigu jūs reikalausite, kad jūsų gyvūnas būtų geras, kad jisai nerodytų agresijos prieš kitą gyvūną ar prieš žmogų, jisai, žinoma, to padarys. Yra išimčių. Tai čia ligoniai, taip sakant, gali būti, ne? Man paskeičiausia, sakau, aš prieš 10 metų buvau Amerikoje, pravažiavau tikrai ir nemačiau ne vieno agresyvaus šuns. Man net keista, kaip sako, kaip šuo pas mus yra draugas, sako, kaip jisai gali rodyti agresiją ten kaimynui. Tai reiškia, jeigu koks nors jaunuolis ar vyriškis, nesvarbu, ar galų gale moteriškė, stinga jai šito bruožo, tai jinai jį gali išsiugdyti kažkokiam dideliam šunyje ir jausti su juo saugiai vien todėl, kai jis piktas? Ne, užtenka, aš ir mūsų klientam aiškinu, kad jeigu jūs turite didelį šunį, nedarykite iš jo žvėries, kuris būtų piktas. Jisai vien to užtenka, kad jisai yra didelis. Jau tai, kad kaimynas žino, kad pas jūs yra didelis šuo, jisai yra baisus, jisai gali įkąsti. Bet aš matydama priėmime, kiek laukia ligoniukų, tai reikia pasakyti, kad gyvūnai labai serga?
Nu, iš principo serga tiek, kiek ir žmonės. Jeigu jūs nueitumėte dabar į bet kurią ligonę, pamatytumėte priėmime tas eilės ir sakytumėte, ką, dabar visi žmonės taip smarkiai serga. Ne, mes paprasčiausiai šiuo metu pas mus jų yra, bet tai nesiskaito, kad visas miestas, visi šunys serga. Bet jie serga lygiai tiek pat, kiek ir žmonės, su tom pačiom problemom ir jos labai panašios yra, tai gal kiek sunkiausia, bet reiškia, sunkiausias problemas yra tos, kad galbūt šeimininkų šiais laikais, kada jie, pavyzdžiui, turi seną šunį, nusipirko kažkada, kada žmonės turėjo pinigų, turėjo galimybių išlaikyti. Dabar staigiai pasidarė, tapo pensininkai arba bedarbiai, o gyvūnai gatvė neišmėsi. Ir tai labai komplikuoja mums, pavyzdžiui, darbą patį gydymą. To, kad pavėluoti atvejai yra labai sudėtingai gydymai. Kaip pas žmogų tas pats yra visiškai. Mes ištraukėm keletą minučių dabar, aš suprantu, tarp operacijos. Čia buvo ekstra operacija ir dabar planinė, kaip normalioje chirurgijoje, kaip normalioje ligonėje, dabar planinė operacija kam? Katytė? Katytės, reiškia, vienas iš populiariausių, ko gero, operacijų, tai yra sterilizacijos, kastracijos, jos yra skirtos, jos daugiau yra tokios etinė operacija, reiškia. Jinai reikalinga ir tam, kad gyvūnas nesikankintų rujos metu, bet antras atvejis tam, kad šeimininkas neturėtų kažkokių tai problemų susijusių su lytiniu gyvenimu jo gyvūno. Ir, pavyzdžiui, tos rujos kačių nėra malonios, kaip katinas kvepia skaniai pasižymėjęs ant sienų, šitą irgi beveik visi žino ir tai galima pilnai pašalinti. Ir, pavyzdžiui, katės sterilizacija, pavyzdžiui, dabar galbūt jūs šiandien minutėlę galėsite pastebėti, kas tai per operaciją. Jinai yra, kaip klausė, sako, ar čia labai sudėtinga, tai aš galiu pasakyti vieną, jums galbūt tai sudėtinga, man ne, čia yra mano darbas. Tai va, bet iš principo šitą reikėtų daryti ir ko gero visiems ir mes labai ir stengiamės padėti. Ir, sako, mėnesio pirmas trečiadienis yra, kaip sako, pensininkų diena, kur darom pensininkam, invalidam pusę kainų sumažinom. Ir daugumą klinikų daro šitą, ne tik mes, tam, kad galėtų žmonės kažkiek tai dadėti prie šitos akcijos, prie sterilizacijų, kastracijų akcijų. Tai gerai, dabar aš užleidžiu jūs gyvūnams, o mes dar turėsime apie daug ką pakalbėti. Bendrausim, dėkui. Man labai būtų nejauku, jeigu mūsų pokalbis užsitęstų tiek, o jis iš tikrųjų galėtų užsitęsti, kad tu pavėluotum šitą pagrindinį šurmulį, kuris čia pradeda darytis. Kas čia yra, kas čia renkasi tavo bičiuliai, bendraminčiai? Čia susirenka mūsų pagrindė visos Lietuvos country klubais. Prieš daugelį metų mes kažkaip pasitiknai Visagino country festivalėje susitikom su Vilniškiais, paskui dasidėjo Kaunas, dasidėjo Tauragė, dasidėjo Šiauliai prie mūsų. Ir tai susidarė gana didelis klubas, jis per visą Lietuvą. Šiandien turėtų čia netoli 100 žmonių sudalyvauti renginį ir tai nebus koncertas. Tai muzikantai, kurie pas mus atvažiuoja iš draugiškumo, jie nekoncertuoti atvažiuoja su mumis pabendrauti, to pačiu ir padainos. Turėtų ir Virgis Takėnas atvažiuoti, ir iš Imperijos Artūras, ir iš Karčiamos, iš Šilutės turėtų atvažiuoti grupė šokėjai, Latvija atvažiuoja šokėjai Line Dance kolektyvas, su kuriuo mes irgi labai tai maloniai bendraujam. Ir tai turėtų būti labai nuostabus renginys ir jeigu jūs čia pasiliksite ar dar ką galėsite kelis kadrus pasidaryti, pamatysite, kad tai turėtų būti labai smagu. Tai ačiū labai už kvietimą ir Linai, žinai, visuomet, kada baigėsi mūsų pokalbis, tai yra, pokalbis galėtų nesibaigti su įdomiu žmogumi, bet tas eterio laikas, jis yra ribotas. Aš visuomet prašau laidos herojaus pasakyti žmonėms, kurie šį vakarą prie ekranų, ką nors, ką tik nori, palinkėti, ką nors žmonėms šiandien, kurie su mumis. Galbūt geriausia, kad kiekvienas būtų savimi, nebūtų nei geras, nebūtų nei blogas, nei jis ten kažko mylėtų ar nemylėtų, kad kiekvienas būtų savimi. Ir jeigu jisai bus savimi, jeigu jisai nerodys kažko tai tokio, ko jisai negali galbūt, tai pasaulis bus toks, kaip jisai turėtų būti. Toks, kaip turėtų būti, be rožinių akinių, be nieko. Tiesiog žmonės vienas kitam bus labiau suprantami. Labiau suprantami, taip. Ačiū labai, kad tu buvai su mumis dabar ir linkime tau ir tavo draugams iš tikrųjų gero laiko ir mes su jumis pabūsime kartu. Dėkui labai, lauksim. Šiandien tiek. Na, o po savaitės, mėlėjai, aš kviečiu susipažinti su nepaprastai įdomia moterimi.
tai medicinos profesorė Ala Baubinienė. Pasimatysim po savaitės.